Ar girdėjote jau apie naują banką, taip, kuris atėjo ir gali pasiūlyti jums netgi 1,1–1,2 procentus banko maržą. Tikrai pasinaudokit progą. Taisyklės yra labai paprastos, tai kadangi naujas bankas, jisai tik tai atlieka kreditų refinansavimą. Labai gudriai padarė, kad būtų mažiau darbo, tai yra greitai per programėlę tik tai savo klientus. Tai yra, jūs turite turėti tame banke savo sąskaitą, atsidaryti pas juos sąskaitą, tik tada galėsit užpildyti paraišką pas juos dėl kredito. Pasinaudokit tikrai progą, nes gauti 1,1 arba 1,2 procentus tikrai nepamaišytų. Žinoma, vertina jūsų rizikas, jūsų mokumą, nes tas bankas vis tiek, kai vyksta refinansavimas, visi bankai užklausia dokumentų iš kito banko. Taip, ten vertinimai, vis tiek kažkokios ataskaitos yra padarytos ir visi bankai dalinasi jūsų istoriją. Dėl to tikiuosi, kad tvarkingai laiku mokėjot ir tikrai gausit pačias geriausias sąlygas. Tiesa, dėl naujų klientų, tai pagal, sakykime, kiek man teko su jais bendrauti, jie pradės naujiems žmonėms kreditus duoti panašiai nuo Liepos rugpjūčio mėnesio. Tai neliko ilgai laukti. Tai turbūt viskas priklausys nuo refinansavimo. Jeigu tikrai bus labai daug žmonių, kurie eis į šitą banką refinansuotis, gali būti, jeigu jiems tas labai patiks, bus labai mažai administravimo, nuo to galbūt jie tik tai daugiau uždirbs, tada paskolos tos naujos turbūt gali nusikelti ir į rudenį. Tai šitoj vietoj linkiu visiems sėkmės, būkite atkaklus, eikit dėrėkitės, tik tai, kaip sakiau, turit šansą vieną kartą per 2 metus. Dėl to, eidami dėrėti, žinokit, ką norit pasikoreguoti. Ten mokėjimo metodą, Euroliborą, kintamas fiksuotas palūkanas, dabar žinot, kad irgi nuo gegužės 1 turi jums bankas siūlyti ir kintamas, ir fiksuotas palūkanas. Viskas yra komplektas, taip, ir nuo tų visų sprendimų priklauso, kiek jūs permokysit bankų. Tai linkiu, nepermokykit. Įsigykit mano knygą Kreditų paslaptys, kur tikrai ten pamatysit, kaip galima su pavyzdžiais sutaupyti bent pusę bankui mokamų palūkanų. Sėkmės jums!